Gerai, labas rytas, turim Klaipėdos regitrą. Važiuojam su Artūru vieną iš regitros galimų maršrutų. Artūras rytoj laiko egzaminą. Tai pasižiūrėkit, gal kažką pamatysit, kažkokią sudėtingesnę situaciją ir gal egzamino metu važiuosit pro tas pačias gatvės. Tai prieš egzaminą visada egzaminuotas pasako daugiau mažiau eigą, kad jeigu važiuojam per sankryžą ir egzaminuotojas nieko nesako, važiuosim tiesiai į kairę. Jeigu egzaminuotojas norės kažkokiai sankryžai pasukti, jisai pasakys iš anksto, kur toj sankryžai reikės sukti. Taip pat egzaminuotojas turėtų pasakyti egzamino maršrutus, ne maršrutus, o pratimus, tai kokią parkavimo pratimą reikės padaryti, ar tai lygiagretusis, ar tai 90 laipsnių atbulų, ir automatiškai T formos apsisukimas bus. Ir dalis egzamino vyks su navigacija. Ta dalyką irgi egzaminuotojas praneša prieš egzaminą. Gerai, nuo kalniuko nusileidę suksime į kairę. Sankryža į dešinę. Viena iš mėgiamiausių regitros egzaminuose, važiuojant Šiaurės prospektu, persirikiant į tą papildomą eismo juostą, nepamirštam pasižiūrėti į veidrodėlį. Įsitikinam, kad tikrai nieks nepravažiuoja. Gerai, tai pabandysim su Artūru padaryti T formos apsisukimą. Vieną iš spec pratimų egzamino metu pravažiuosim įvažiavimą dešinėje, sustosim ties dešiniąją pusę bortelio ir padarysim T formos apsisukimą. T formos apsisukimo pratimas nėra pats sudėtingiausias ar šiaip sudėtingas pratimas. Esmė yra susižiūrėti visas transporto priemonės ir pešiuosius, kurie gali būti aplinkui mus, ypač iš galo. Aišku, važiuojant atbulų neužvažiuojam ant bordiūro, kad negauti kritinės klaidos. Formos apsisukime, pabaigę pratimą, automobilis turi stovėti ne toliau negu metras nuo bortelio. Biškį giliau įvažiuojam. Gerai, nuo balandžio 22 dienos šitas apsisukimas, T formos, visada baigus pratimą važiuosim iš ten, kur atvažiavom, tai šiuo atveju į kairę. Pakruojo gatvėje
ypatinga tuo, kad ar 6-7 vietos yra, kur galim pasidaryti T formos apsisukimą bei gyvenamą zoną, kurios greitis yra 20. Prie sankryžų tokių privažiavus, kaip šiuo atveju šalutinis kelias ir ženklas tik į dešinę, egzaminuotas dažnų atveju nieko nesako. Būsimas vairuotojas turi pats susižiūrėti ženklus ir suprasti, kur važiuot. Gerai, Artūras teisingą sprendimą priėmė, pamačius privažiuojant prie sankryžos pradėjo mirksėti žalias šviesoforo signalas. Panašu, kad greičiausiai nebūtum spėjamės per mirksintį žalią, tai per mirksintį žalią jūs galite pabaigti manevrą, jeigu įvažiuosit į sankryžą arba kirsit liniją, prie kurios reiks sustoti prie sankryžos jau per geltoną spalvą, bus tada kritinė klaida. Sankaba, ne? Rašys nekritinė klaida. Very greitai įsijungi į pavarą, sankaba, nereikia labai skubėti, ne, iš anksto. Bet žinai, šitas šviesoforo laiko tarpus, kada jie pasikeičia, ne? Tai autobuso vairuotojai tą dalyką labai greit išmano, nes mieste gali pastebėti, dar neužsitikė žalį, visi pradėjo judėti. Jis jau mintinai iškalęs yra už kelių sekundžių, sakykime, kad pasikeis. Atvažiuoja visą dieną to pačiu maršrutu. Gerai, šviesoforinėj sankryžoj apsisuksim. Gerai, tai sankryžoj darant apsisukimą, jeigu neturim jokių kliūčių atvažiuojančių iš kairės kelio pusės, pabaigus apsisukimą mes turėtume važiuoti pirmąją eismo juostą. Jei apsisuksit į antrą eismo juostą, po to persirikiuosit į pirmą, egzamino metu egzaminuotas įrašys nekritinę klaidą, todėl kad jūs nepasirinkot tos eismo juostos, kokios jums ir reikės po to. Sustojimą tą suksim į dešinę. Dėmesį, kad čia yra ištisi. Tiesiai, egzamino metu gal ir nieko egzaminuotas nesakytų, irgi turėtume važiuoti tiesiai.
tai šitoj gatvėje, Artūrai? Gyvenama zona. O kiek važiuojam? 30. O kiek reikia? 20. Dar viena gatvė, kur egzamino metu galite važiuoti, šiaip irgi registrą labai mėgsta važiuoti, ne? Tai yra parko gatvė, gyvenama zona 20, neviršėjom greičio. Gerai, tai šitoj vietoj nepamirštam greičio 20, galimybę statyti 45 laipsniais priekiu arba lygiai greitusis parkavimas. Tai biškai dešinėje sustosim, leisim kolegai prisiparkuoti, netrukdysim ir po to patys padarysim lygiai gretų į parkavimą. Gerai, tai parko gatvėje padarysim lygiai gretų parkavimą, privažiuosim prie pilko automobilio šalimais ir prisiparkuosim atbulų lygiai grečiai. Jo, parkuojantis, žiūrėk, kairėpis. Parkuojantis, nepamirštam įsijungti posūkį iš anksto, Artūrai. Ne tada, kada sustojom, o jau numatėm vietą arba nurodė vietą, ir jau su posūkiu atvažiuojam prie automobilio, pradedam lėtėti, jau pas posūkis mirks. Kaip žinot, posūkio signalas yra įspėjamasis signalas, kurį reikia rodyti iš anksto. Ne tada, kada jau daroma ne kažką, o perspėti kitus vairuotojus apie savo ketinimus iš anksto. Žiūrėk į linijas, ne? Žiūrėk, dešinėj pusėj, pavyzdžiui, balta linija matosi. Jinai gan tolokai. Ar matai? Tai, lygiai grečiai parkuojantis, jeigu turim vietą sužymėtą, stengiamės atsistoti ir turim atsistoti vieną parkavimo vietą. Jeigu nebūtų automobilių, jeigu nebūtų sužymėto vietos, tada stotumėm nuo priekį stovinčio automobilio nuo metro iki 2. Kaip atstumas dešinėje? Biški didokas, jo. Tai nuo 0 iki 40, jeigu iš dešinės pusės nuo bartelio iki automobilių yra, viskas gerai. Jeigu biški daugiau negu 40, iki 80 cm, tai yra tik viena nekritinė klaida. Gerai, tai kad nereikėtų važiuoti labai toli, pavažiuosim atbulų ir padarysim pratimą, kurio nebėra jų egzamino metu, tai yra riboto ploto apsisukimas. Važiuojam atbulų. Saugiai atsitraukiam nuo automobilio ir apsisukam. Šviesoforinė sankryžoje suksime į dešinę. Sankryžoje sukant į dešinę turime žalią lentelę ties raudono šviesoforo. Sustojus, įsitikinus, kad nėra pėsčiųjų automobilių. Galime važiuoti. Sankryža, sakykime, bus sudėtingesnė, plius bus įkalnė. Gerai, pakilę į viršų suksime į dešinę. Stebim pėsčiųjų perėją, tokia sunkiai irgi matoma.
šito. Šalutinį kelią. Lygiai taip pat neprivažiavus dar prie sankryžos, matosi ženklai, yra pėsčiųjų perėja, bet dėl to, kad yra grindinys iš akmenų, kelias pats iš akmenų, pačio zebro ant akmenų nėra nupaišyta, tai nepamirštam irgi praleisti pėsčiuosius, kertančius mūsų gatvę, arba pasukus į kairę lygiai taip pat gali būti pėstieji. Nepraleidom. Ir tai būtų kritinė klaida.
civiliniai automobiliai mieste būna tikrai pažinėję kelių eismo taisyklės, dėl to, kad mes mokomės ir jeigu, sakykime, pažeidimas nesukelia pavojaus kitiem eismo dalyviam, tai gali būti, kad automobilis su M-raide ant stogo šiek tiek, taip, sakykime, kitaip pasakius, pjauna grybą, ne? Bet dėl to, kad mokiniai išmokta ir sakykime, kiti vairuotojai turi turėti kantrybės važiuojant paskui automobilį su M-raide, nes mokinys gali būti pirmą kartą mieste, gali būti jam egzaminas, kur egzaminuotojas, sakykime, nori arba laukia, kad mokinys priimtų teisingą sprendimą ir nesikiša, ne? Tai visų prašau kantrybės, nes daugiau mažiau vis tiek visi sėdėm toj mokykliniai mašinai ir taip pat visiems buvo sunku. Tai nepamirškit tą dalyką ir supraskit mumis. Šitoj sankryžoj, ne, sukant į kairę, ne, iš karto galėjai pasimti ir turi pasimti tą juostą, ne, kurios tau reikės toliau. O čia buvo įvažiavimas į antrą eismo juostą ir be posūkio persirikiavimas, ne, buvo. Be posūkio persirikiavimas į dešinę, ne. Avarinė situacija, ne, vėl, sakykime, gal reikėjo labiau pristabdyti, nežinau, ar spėjo įsitikinti, ar kairėje automobilio nėra, nes labai stipriai metėsi į kairę, ne. Būtų automobilis vėl dėl kito kalties, ne, kai aš sakau, ir geram vairuotojui gali būti, kad neišlaikysit iš pirmą kartą, nes va dėl tokios moterėlės, kuri lenda lauk iš sankryžos, kiša priekį, ne, išsigandusių būsimam vairuotojui, ne, jisai, aišku, bando išvengti kliūtį, bet gal ne visada saugiai, ne visada spėja įsitikinti, ne, kad nėra automobilių kairėje ir metas į kairę, ne. Tai tas dalykas irgi gali vykti, nes egzamino metu ne viskas priklauso nuo jūsų. Na, yra ir kitų eismų dalyvių, kurie irgi nėra labai geri vairuotojai ir gali sukelti va tokią situaciją, kaip ką tik buvo, ir dėl to egzaminas bus neišlaikytas. Yra į kairę ir stengiamės važiuoti šitai sankryžoj iš vidurinės eismo juostos į kairę.
juostelė greitis 20, 2 eismo juostos aplink pastatą, važiuojam tiesiai. Čia yra kelio vingis, posūkio nereikia rodyti, ne? Nu, tada neužilgo reikės sustoti, ne? Dešinėje tai reikės persirinkti dešinę eismo juostą, ne su posūkiu, taip. Ir tada stosime dešinėje, lygiai taip pat turi būti irgi jungtas posūkis, ne? Tai šiuo atveju gali palikti posūkį ir sustosime. Gerai. Taip, įsijungiau laisvą rankinį. Egzaminas prasideda nuo šitos vietos, dažniausiai jisai irgi baigėsi šitoj pat vietai ir egzaminuotas po egzamino papasakoja visas klaidas, ne, kokios buvo klaidos, daugiau mažiau ir gatvė gali pasakyti, kurioje vietoje ir tada jau pasakęs klaidas, jeigu jau neišgirdote kritinių klaidų ir buvo mažiau negu 8 nekritinės klaidos, tai išgirsite tą visų laukiamą ir mėgiamą pasakymą, sveikinu, egzaminas yra išlaikyti.